Sveiki, mėlėjai. Čia laida Lietuva sveiksta. Išėjom iš studijos, vasara, gera, net, man atrodo, aš galėsiu į vandenį kojas pamirkyti. Tiesą sakant, išėjom iš studijos ne tam, kad temos palengvėtų, bet tam, kad priėjimas prie tų temų būtų truputėlį lengvesnis. Norisi pasakyti, kad Lietuva sveiksta ypač vasarą, bet tai nereiškia, kad nekabinsime temų, apie kurias iš vis norisi galėti nekalbėti, bet nekalbėti negalim. Čia Laurynas Bukelskis. Laurynas yra Vasaros 5, mes labiausiai žinom pavadinimą. O iš tikrųjų, Laurynai, kaip vadinasi oficialiai ligoninė? Taip. Mes save pristatom kaip Vilniaus miesto psichosveikatos centrą. Bet ir mūsų logotipe yra tokia saulėgraža ir atvažiavus pas jūs irgi. Taip. Šiek tiek gal švelniau ir minkščiau kartais ir pasakyti, kad tai yra vasaros ligoninė. Na, kai kurie pacientai ir sako, ypatingai vasarą, kurie leidžia laiką ir galbūt nori švelniau į savo būklę pažiūrėti, sako, vasaroju. Taip. Aš vasaroju. Taip. Koks geras yra priėjimas. Kalbame su Laurynu, kad visas temas galima aptarti. Galim kalbėti apie vėžio diagnozę, galim kalbėti apie širdies ligas. Kai tai susiję su psichiatrija, mes taiga nieko nebenorim žinoti. Mes taiga, man jausmas, kad vis dar labai tabu yra kalbėti apie tai, kad kažkas atsitiko su mūsų psichinė sveikata. Kaip pats, Laurynai, jaučiat? Aš galvoju, kad ir iš dalies ir priešingai labai daug yra ieškančių, žinančių, norinčių ir yra tam tikrų diagnozių, kur žmonės ir kryptingai ieško, ypatingai aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Teko porą metų darbuotis privačioje klinikoje. Reikšminga dalis pacientų ateidavo ir sakydavo, aš savo įtariu šitą diagnozę. Ir... Čia tas ADHD vadinamasis. Taip. Aha, ir sako, patvirtinkit. Taip, patvirtinkit, sako. Tai ar tvirtindavot? Na, priklausydavo, jeigu yra, tai tvirtinė, jeigu atrodo, kad yra, jeigu manai. Tačiau ne visiems žinoma. O kaip dabar? Pats esat ūmios psichiatrijos skyriaus vedėjas. Taip. Kas dabar vyksta? Su kuo jūs dirbat? Deja, reikšmingai didelė pacientų dalis tapo tų, kurie turi vieną ar kitą sunkumą, priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. Kai atėjau darbuotis, dar daugiau būdavo vartojančių alkoholį ir dėl jo komplikacijų gydomų pacientų. Tačiau paskutiniu metu gal trečdalis būtų per drąsu teikti, bet galbūt ketvirtadalis yra jauni žmonės, kurie galėtų nebūti mūsų ligoniniai. Ir tas yra labai skausminga, kad jie toliau galėtų dirbti, mokytis. Ir kartais klausia kažką, ką reiktų padaryti, kad nepapultum ir ar nesusirgtum. O aš sakau, kad kartais reikia tiesiog kažko nedaryti. Ir ypatingai aš kalbu, aišku, apie narkotikus. Taip, be abejo, labai sunku tai padaryti ir išimti iš mūsų visuomenės. To niekada nebus. Taip. Laurynai, tikslinuosi. Priklausomybė alkoholiui pakeitė priklausomybę narkotikams. Taip, dabar tarp jaunimo populiariau ir madingiau yra vartoti psichoaktyvias medžiagas. Kai jūs kalbate apie jaunesnio amžiaus žmonės, apie kokį amžių mes kalbam? Na, reikia suprasti, kad mūsų skyriuje priimami pacientai tik nuo 18 metų. Suprantu. Tai Pas jūs yra skyriuje 18 metų žmonių? Nuo 18, taip, žinoma. Bet yra 18 mečių? Taip, žinoma. Tai jums žinoma, man ne. Laurynai, papasakokit, kas čia vyksta. Alkoholis yra, kaip čia, toks lengvas... Nesakyčiau, kad truputėlį paaiškinkit, kas čia atsitiko? Taip, tiesiog, kad labai daug jaunų žmonių vartoja psichoaktyvias medžiagas, kurios išprovokuoja sunkius psichikos sutrikimus, kuriuos reikia vėliau gydyti ligoninėje. Nes kitaip neišeina. Kitaip neišeina. Jų realybės vertinimas dažnai yra tiek sutrikdytas, kad dėja dalį jų be ligoninės neišeina iš šitos būklės išsveikti. Kas turi nutikti, kad pas jūs atvyktum pavasaroti? Na, moksliškai mes taip sakom, ištinka psichozės klinika, o žmonių paprasta kalba galbūt galėtum sakyti, kad sutrinka realybės vertinimas, mato ją kitaip negu yra, dažnai girdi balsus įvairius, arba apninka keistos, liguistos idėjas, kurios netitinka tikrovės. Turbūt girdėjot žodį kliedesys. Šiaip iš mūsų psichiatrų labai daug visuomenė yra pasisavinus, žodžių pasiskolinus ir jų negrąžina. Kurių? Oi, begalybė. Kliedesys. Teko girdėti psichozę. Taip? Tai čia viena apie politikus, klausykit, Laurynai. Taip, bet būna ir pirkimų psichozė, būna ir kitos. Taip. Anksčiau protinio atsilikimo laipsniai buvo debilas, imbecilas, idiotas.
tačiau visuomenė pasiskolino ir negrąžina. Negrąžina Ir vaikų jums. darželį, mokykloje, žiūrėkit, vien tik tai debilai. Taip, tai va, tai buvo Dar pakeista. psichais vadindavo. Psichais. Tai va, daugybė tų žodžių yra paniekinančių, žeminančių atspalvių. Būtent. Už tai psichiatrai ir ne tik jie, aišku, psichologai bando vytis, keisti kai kuriuos pavadinimus, kad jie būtų mažiau stigmatizuojantis, mažiau žeidžiantis. O kitaip sakant, žmogui realybė nėra tikroji realybė, apninka mintis, kurios šiaip nėra sveikam žmogui įprastos. Ir kas tada, kas paskambina tam 112? Kas yra tie? Labai priklauso. Dalį užtenka ir patiems supratimo, kad yra blogai, bet didžioji dalis vis dėlto turi patekti padedant artimiesiam, tėvam, nežinau, jeigu dirba iš Ar darbo. gali taip įvykti geranoriškumo pavidalu? Taip, didžioji dalis yra gydoma geranoriškai, dar apeliavus ir pasiekus kritiką, o dėja tam tikra dalis yra gydoma teismo būdu, tai yra priverstinis gydymas taikomas. Jo būklė yra tokia, kad jis savo elgesiu arba kaip tik neveikimu, Taip. pavyzdžiui, nevalgo, dar kažko negeria skysčių, tampa pavojingas savo arba aplinkiniam. Tai jis neprisidirbo. Tiesiog jo būklė yra tiek sunki, kad jis tapo pavojingas savo arba aplinkiniam ir tada įstatymų numatyta tvarka mes tokį žmogų galime gydyti, negalime, bet galime prašyti teismo, kad leistų įgydyti priverstinį. Kas toliau? Kas atsitinka pas jūs vasarojant? Labai įvairūs tie keliai, ar ne? Dalį žmonių pasiseka pasiekti tą kritiką ir suprasti, jeigu kalbam apie priklausomus asmenys, nes čia Taip. labai platus spektras mūsų Gerai, ligoninėje. dabar gydomų imkim pacientų. priklausomybę. Jo. Taip. Bet jeigu užtenka kritikos ir sutinka gydytis, tęsti gydymą, pavyzdžiui, priklausomybės ligų centre arba ilgalaikio priklausomų asmenų gydymo bendruomenėje, kur gydoma pusę metų, metus. Taip, tai ta prognozė nėra bloga. Bet dėja, didelė dalis žmonių mano, kad tiesiog kaip ištiko psichozė, galiu vėl vartoti, vėl ištiks ir vėl. Ta kaip sloga. Priėmimo, atmetimo, sugrįžimo ciklas. Daliai taip. Dar didelį dalį tas sutrikimas tampa tiek komplikuotas, sudėtingas, kad, mes sakom, arba provokuoja šizofreniją, arba jis yra tiek jau visą apimantis, kad tai tiesiog yra diagnozuojama šizofrenija. Bet tos išeitis labai skirtingos. Nuo įsveikimo iki šizofrenijos pradžios, eigos ir taip toliau. Koks jūsų patarimas tėvams, kurie yra perdėtai atsargus, nuo 15 metų, 16, perdėtai atsargus, ir tie, kurie sako, ką žinau, aš pasitikiu visuomenę, aš pasitikiu mokyklą, pasitikiu draugais, leidžiu jam kažkur būti. Ką rodo jūsų patirtis? Pasitikėti mes nieko negalim. Ir žinom, ar ne? Kad pasaulis yra per sudėtingas ir per žiaurus. Ryšys su žmogum, toliau aš manau, kad yra užimtumas. Daugybę būklių mes matom, kad labai daug, nenoriu net rištis prie kažkurių diagnozių, bet jas provokuoja laisvas laikas, tuščias laikas, kai jaunimas, paaugliai nuobodžiauja, arba kad ir, net tie patys valgymo sutrikimai būna. Ne tai, kad prasideda dėl to, bet gali komplikuotis. Užtvirtinkim, Laurynai, Jo, čia taip. Vaiko laiko laisvo turėjimas gali būti vienas iš pretekstų. Supraskit, tai nėra mano kasdienė duona. Suprantu. Nedrįščiau taip teigti ar neteikti. Tai aš galvoju, kad taip galėtų būti. Ir aš taip stengiuosi auklėti savo ir auginti savo atžalas. Kad jie būtų užimti. Jo, kad jie būtų užimti. Gal kiti mato kitaip. Mes palikim truputėlį priklausomybės, kas dar pas jūs atvyksta. Kuo dar Kita rūpinatės? reikšminga mūsų pacientų dalis yra šizofrenijos spektro pacientai, taip pat nuotaikos sutrikimai, depresijos, dvipolis sutrikimas ir ar siejant su šiomis diagnozėmis lygomis ar ne, žmonės patirinti savižudybės krizę. Čia didžioji dalis įeitų į tai, ką išvardinau. Kai kalbinau jūsų kolegę, jinai man sakė, kad, man atrodo, 4 procentai žmonių gali bent kartą gyvenime turėti valgymo sutrikimų. Kaip apie tai, ką jūs vardinat? Ar yra kažkas, ką mes sužinoję ramiau jaustumėmės, kad čia nėra išimtis? Labiau bilietą gerą išsitraukiam, kad kažko nepatyrėm gyvenime. Kai gauni diagnozę? Jo. Aš iš tikrųjų šitą apie bilietą, tik aš apie kortas sakau, kad jeigu ištraukiu, kartais žmonės sako, kodėl man, sakau,
dievulis dalino kortas, tau ištraukė tą, bet dabar bus daug žmonių kitų trauks kortas. Ir tu ilgai netrauksi. Pavyzdžiui, turiu cholesterolį reikšmingai padidėjusi, aš kažkaip savo sakau, kad ištraukiu dabar šitą kortą, gal kurį laiką neištrauksiu kitos kortos. Magiškas mąstymas. Taip. Bet taip, tų diagnozijų yra gana daug, jeigu formaliai labai žiūrint. Šizofrenija iki 1%, valgymo sutrikimai sako tik iki 4%, nuotaikų sutrikimai dar. Lietuvoje diagnozuota turi dabar, bijau pasakyti, paskutiniu metu ar ne 14% visuomenės. Tai kaip ir sakytum daug, bet tų būklių yra labai labai įvairių. Taip. Jeigu atsidararysit klasifikatorių, ten galima užkoduoti labai daug, jeigu vien psichiatrijos, o jeigu ten atsidarysit dar tokie yra aplinkybiniai kodai, ten galima labai daug visko prikoduoti. Taip, bet jūsų departamentas vadinasi ūmios. Aš šito žodžio bijau. Taip. Jausmas, kad pasakius žodį ūmios, aš matau tas ilgas rankovės, surišimą už nugaros. Kas tas ūmiškumas pas jūs? Gaila, kad mes negalim dėl etinių ir kitų dalykų ten nueiti ir pasižiūrėti. Aš šiandien buvau tam skyriuje, šiandien atskubėjau iš ten ir buvo labai rami atmosfera. Pernelyg nieko labai ūmaus aš ten ir nemačiau šiandien. Taip. Taip. Aš kartais sakau taip, ne tiek ūmus, kiek neplaninis skyrius. Vienas kitas pacientas, kurie atvyksta ūmios būsenos, štai ir šiandien kalbėjau su žmogumis, atvyko užvakar, jis tikrai buvo įsitempęs, baiminosi, kad gali jam pakenkti kiti pacientai ir taip toliau. O šiandien sako, man taip atrodė. Ir šiandien buvo visiškai ramus. Tai viena diena ir visai kita situacija. Tai to ūmumo kažkiek yra, bet sakau, daugiau gal siečiau tai su neplaniškumu negu su ūmumu. Laurynai, ar galiu teikti, kad jūs vienas iš nedaugelio Lietuvoje žmonių, kuris žino, kas yra normalu? Ne. Labai norėčiau būti toks. Bet visą laiką, čiagi ne mano žodžiai, čia visi taip kalbam. Mes kalbam apie liniuotę. Na, galima moksliškiau, jeigu esam studentų paskaitoj, sakyti kontinumas. Aš sakau liniuotę, taip. 0 ligos ir 100% ligos. Ar rasit žmogų, kuris turi 0 ligos? Turbūt ne. Ar rasit, kuris yra 100% sergantis? Tikrai ne. Net ir su labai sunkia šizofrenija žmonės, aš kartais žiūriu, jie tiek daug gali ir jie tokie įdomus, aš skubu į darbą, nervuojasi, o jie gyvena savo labai įdomų gyvenimą. Taip, jeigu nėra kančios. Jeigu yra kančia, tada blogai, bet kiti gyvena tokį įdomų gyvenimą. Tai va ir klausimas, ką, čia labai liga didelė, tai mes tik tais kurią dieną, o čia ne visai gal išsimiegojau ir streso ten daug patiriu gyvenime, sakyčiau, 20-30% šiandien jaučiuosi sergantis kažkuo, tai ten galima. Nueičiau dabar pas psichiatrį, man užrašyti tokį nerimo sutrikimą, dar ką nors. Jūs taip galvojat? Jeigu viską išsakyčiau, taip, ten užpildyčiau skales visas, jos labai išpučia beje skalių naudojimas. Jeigu jums duočiau irgi ten skalių pripildyti, irgi gal parašytumėt. Kad... Ryte mano skalėse būtų grožis, bet vakare išliečiau viską, kas nutiko. Taip. Ką darom? Ką darom, kad Lietuva sveiktų dar labiau? Nevartojam narkotikų. Girdit? Nesvarbu, suaugę jūs ar nesuaugę. Bet kai jūs kalbat apie narkotikus, apie kuriuos jūs kalbat? Labai geras klausimas, labai daug galiu kalbėti. Dažniausiai būna taip kabinete. Narkotikus vartojat? Ne. Marihuana? O čia irgi narkotikas. Šitaip vis dar tame esame. Tai ne vis dar, aš manau, kad taip labai ilgai bus ir normalizuos. Pasakykit, Laurynai, kas be būtų, ko Lietuva be norėtų, kurią jūs kryptį palaikysit? Legalizuoti ar ne? Matot, yra dabar tik autorius pavadinimas iškrito Gyvenimas su narkotikais. Tokia knyga, ten keli leidimai jos išleista. Ir teigia, kad vieninteliai žmonės, kurie gyveno be narkotikų, tai, jeigu neklystu, turbūt buvo eskimai, nes ant ledo neauga skalsė, grūdinės kultūros ir skalsė, nėra musmirių ir taip toliau. Ir tų tautų yra labai mažai, kad mes turėsim išmokti gyventi, jūs vis tiek bus mums aplinkui, ar ne? O kaip tai reguliuosim, tai tikrai nenoriu aš. Ne jūsų tema. Taip, mano tema. Gerai, tai nevartojam narkotikų, toliau. Taip. Labai daug yra mūsų požiūrį į gyvenimą, į stresą, dienotvarkį ir taip toliau. Aš manau, kad gana reikšmingai daliai sutrikimų ir sunkumų galima užkirsti kelią išpildžius tas sąlygas, bet ne taip paprasta, suprantat. Mesgi turim artimuosius, kurie serga, mes turim darbus, kuriuose yra daug įtampos, mums trūksta pinigų ir taip toliau. Tai va, tai tada reiktų man pasakyti, kaip padaryti, kad tu būtum laimingas darbe, kur tau nesumoka pakankamai ir taip toliau. Aš nežinau, kaip tą padaryti. Taip. Bet kaip užkirsti kelią tokiom sunkiom lygom kaip šizofrenija, tai, vėlgi,
Ten yra keli dalykai. Yra paveldimumas, aišku, yra stresas, yra tavo paties atsparumas. Tai va, tuos tokius 3 sritis turbūt judinant, taip ir galima. Na, paveldimumą mes, aišku, nepakeisim. Genų nesutvarkysim. Bet mes jį galim žinoti, nes man jausmas, kad labai daug žmonių, jie tiesiog arba kažkas nepasakojo, arba jie tiesiog nežino, kad tai galėjo būti iš kažkokių kitų kartų. Ir ką? Mes sakom, ir ką. Ką tu darysi dabar, jeigu tu sužinoji, kad ant tavo, arba išsitestuosi savo genus ir sužinosi, kad tu turi, ar tu rinksiesi, taip, gal tada naktinio darbo nesirinkčiau, galbūt. Taip. Jeigu žinočiau, kad man labai didelė rizika, kažkada tikriausiai genetikai galės pasakyti, kad Lauryna yra 30% rizika susirgti šizofreniją. Taip. Na, gal tada naktinio darbo paromis tokio ligonį nesirinkčiau, galbūt, nežinau. Tikrai vengčiau psichoaktyvių medžiagų. Gerčiau daug žuvų taukų. O, štai ir patarimai. Bet aš jau nereklamuoju. Yra vienas įdomus straipsnis, bet paskui jo nepakartojo. Labai gerų autorių, kad žmonėm, kurie turi tokį aukštos psichozės rizikos, ultra high psychosis risk, tokį, žodžiu, arti jau labai psichozės turi ir patys subtilių simptomų ir jų artimieji serga šizofrenija. Jiem davė, bet ten reikšmingai didelės tokias jau aukštas žuvų taukų dozės ir esą, ten jeigu seniai skaičiau, bet vos ne 2 mažiau perėjo šizofreniją. Bet vėliau dėja nebuvo pakartoti tie tyrimai, taip kad negalėčiau sakyti, kad tai. Labai rimtas temas neapsvarstėm. Savižudybių tema. Suprantu, kad dar atskira kategorija, kurie tikrai turite žmonių, kurie atvyksta, ar ne, pas jūs. Ką tokio reikia mums žinoti, ką galbūt kažkaip, nežinau, kažkaip apeidavom, kažkur nepamatydavom. Anksčiau sakydavom, kad tai yra čia, silpnų vyrų dalykas. O dabar, kaip atrodo, ką statistika rodo? Be abejo, vyrų savižudybių skaičius yra kelis kartus didesnis už moterų. Toli ieškoti nereikia, didžioji dalis nusižudžiusių Lietuvoje buvo neblaivus. Vienas iš dalykų. Kartais taip galvojama, kad paguldymas į ligoninę išspręs, panaikins visas problemas ir žmogus bus kaip naujas. Vis tiek yra aplinka, yra artimieji, yra žmogaus tvarkymosi strategijos, būdai, yra palikimas iš praeities, jeigu buvo artimųjų nusižudžiusių, tokiam žmogui lik ir duodamas toks, nuimamas tabu, kaip sakoma, kad tampa validus sprendimų būdas pasitraukti iš gyvenimo. Yra asmenybės bruožai, impulsyvumas, yra medžiagų vartojimas, yra ligos, kurios gali komplikuoti savižudybę, natūralu, depresija sunki, kai apninka be galo stiprios, net ir kartais liguistai neadekvačios kaltės, menkavertiškumo mintis. Čia be abejo, manau, kad reikia ir vaistų. Situacijai. Taip, kaip ilgai man turi ateiti mintis, kad kažkas negerai, kad kreipčiausi į... Čia nepasakysi, nes matot, jūsų paklausit tokio klausimo. Ar geriau mažai intensyvios mintis, bet ilgą laiką, ar labai stiprios, bet trumpą laiką? 3 sekundės. Tai aišku, kad idealu būtų negalvoti apie tai. Be abejo, bet suprantat, daug žmonių gyvena nuolatos santykėje būdami su ano pasauliu, o kitiem užtrunka kelias minutės ar sekundės tas impulsas ir jie įvykdo tai. Taip, kad labai čia nepasakysi taip trumpai. Kitaip sakant, žiūrovam galėtumėm pasakyti, kad kiekviena mano mintis yra rimta mintis. Būtent. Kiekviena mintis apie savižudybę yra ta, kurią mes turim žiūrėti rimtai. Nepriimti kaip gąsdinimo, manipulacijos ar panašiai. Nes jeigu žmogus pasakė, kažkas už to stovi, slypi. Tai gal čia ir yra mūsų žinutė šiandien? Skamba kaip variantas. Skamba kaip variantas apie tai, kad jeigu jums, man tai norisi net nenueidinėti nuo paties žmogaus. Jeigu jūs pats viduje jaučiat, kad kažką galvojat, negalvokit, kad čia užėjo. Kažkaip paieškoti to konteksto, kas suteikia šitai minčiai pagrindo mano mintise. Be abejo, nes vienas iš tų teiginių, kurį mes bandom ir savo pacientam parodyti, kad labai retas iš tikrųjų nori mirti. Dauguma nori gyventi kitaip. Jiem per sunku gyventi taip, kaip gyvena. Sakom, nebeatlaiko saugikliai ar neapsauginiai mechanizmai ir tada prasimuša tokiais ar pasakymais, ar veiksmais
savižala ir taip toliau. Bet iš tikrųjų labai retas, kuris nori gerai, sąlyginai gyvendamas, imti ir būti, arba taip, nebūti. Nebūti, taip. Laurynai, ačiū labai, ta tema tokia liūdna, bet apie tai ir kalbam upės tekmėje. Man atrodo, kad kalbėdami apie temas, kurios kažkam turėjo kilti, jeigu statistiką turim tokią baisę, tai sustabdykim. Man atrodo, kad kartais skambutis laiku, buvimas laiku, atsisukimas ir sakymas, aš tave girdžiu, gali padėti. Ir jums ačiū, kad jūs padedat. Ačiū. Ačiū jums kad labai. pakvietėt. Taip, tikrai dar kalbėsimės. Čia Laurynas iš Vasarotojų ligoninės. Labai linkiu pasidomėti, kuogi jie ten rūpinasi ir to ūmiškumo nebijoti, o žodžius, kurie priklauso vasarotojams, grąžinti vasarotojams. Teisingai? Ačiū jums labai, čia laida Lietuva sveiksta. Iki greit.